Pamenat juoką rytoj alus nemokamas. Šis tyrimas apie tą patį. Štai žiūrėkit kaip. Pradžiai išsidėliokim pagrindinį tyriamą fenomeną. Angliškai jis vadinasi delay discounting, lietuviškai, sakykime, vertės mažėjimas laikui bėgant. Tai toks pat reiškinys, kuris aprašomas patarlėje geriau žvirblis rankoje negu briedis girioje. Arba prioritetas teikiamas greitesniam rezultatui, net jei jis yra reikšmingai mažesnis. Toks reiškinys stebimas daugelį kitų sričių, pavyzdžiui, investavime. Šiaip jau atrodo, kad tai nėra naudingas elgesys. Turėtume būti racionalūs, nesivaikyti trumpalaikių naudų ir sistemingai planuoti būdus siekti ilgalaikių rezultatų. Čia pasibraukit žodį atrodo. Kaip ir visur, čia svarbiausias vidurio taškas, o ne radikaliai priešingas elgesys. Stipri orientacija tik į būsimą rezultatą, visiškai ignoruojant tarpinius greitesnius rezultatus, gali mus nuvesti iki labai rimtos žalos sveikatai. Šiame tyrime keliais struktūruotais klausimynais buvo matuojamas valgymo sutrikimo sunkumas, vertės mažėjimo laikui bėgant vertinimas ir orientacija į ateitį. Sergantieji anoreksija tyrimo dalyviai reikšmingai skiriasi nuo sveikų dalyvių būtent tame delay discounting vertės mažėjimo vertinimuose. Jiems neatrodė, kad vertė laikui bėgant mažėja, o orientacija į ateitį buvo reikšmingai stipresnė. Vadinasi, šioje grupėje visas dėmesys buvo tik briedžiui, visiškai ignoruojant žvirblį. Vadinasi, tikslo siekiama bet kokia kaina, o anoreksijos atveju kaina dažnai yra ne tik rimti sveikatos sutrikimai, bet ir gyvybė. Grįžtant prie pradinės idėjos, šie dalyviai galvoja tik apie alų rytoj, o šiandien į barą net neateina. Skanaus, taikos ir ramybės.